Atsakysiu taip. Į pirmą klausimą labai trumpai. Mane įkvėpė mano tėtis, jis yra šaunuolis, aš jį labai myliu, šiandien varysim su juo žiūrėti kiną. Šiandien. Klausimas 3. Gali prizūminti, jeigu išeina pirštus, 3 klausimas. 3. Gerai, galima atzuminti. Sveiki, mano vardas Nikita Voitov, aš esu grupės BA bosistas, grupės Dead Cap kompozitorius ir gitaristas ir savadarbis filmuotojas DOP. Paprastai, mano tėvelis yra operatorius ir visą laiką namie buvo kamera ir gavosi iš to, kad pasąmoningai tai man užprogramavo ir pasėjo tam tikrą viziją. Tiesiog pradinį mokyklai turėjau užrašavkę, man rodos, ten buvo šitie kažkokie ten tie būreliniai darbeliai, pasaulio pažinimas kažkas tokio, reikėjo parašyti, kuo nori būti. Ir aš parašiau, aš noriu būti operatorius. Tai aš operatoris su į trumpąją, tiesiog taip gavosi. Ir jo, visą laiką buvo kamera ir tai mane atvedė iki čia. Ir galiausiai, jo, aš turėjau labai grupę labai seniai ir man nepatiko, kur tai veda. Aš dėl to nusprendžiau, kad jeigu man nepavyks su muzika, tai aš bent jau galėsiu fotkinti kitas grupės ir jas taip parodyti, bet gavosi, kad aš pradėjau jas filmuoti vietoj to, kad fotkinti. Filmavom klipą ir pradėjom pyktis viduje, žiauriai, nes reikėjo labai greit priimti sprendimą ir spaudžia laikas. Ir svarbiausia galbūt savybė, kurią reikia turėti, yra kantrybė ir gebėjimas pasakyti aiškiai, ko nori ir tada to laikytis. Čia yra svarbiausia savybė. Jeigu dvejoji, jeigu abejoji ir jeigu tas atvejis, ko nori valgyti, nežinau, tu nuspręsk, lauk bėdų. Techninis nusimanimas yra labai didelė kliūtis, nes tai trukdo idėjai pasiekti jos pilną potencialą, nes tu pradedi galvoti ne kaip tą viziją sukurti, o kokie ribojimai yra tai vizijai išpildyti. Ir aš manau, kad šities dvi savybės turi būti labai proporcingai lavinamas, jeigu tu nori toliau kurti. Mano atveju, aš labiau gal taip ir esu pem. Nu, faktas, kad, žodžiu, čia yra tokia gal svarbi dalis. Tam, kad sukurt gerą klipą, jeigu kažkokia grandinėlė žmonių lagina, tai tu turėsi kompensuoti kažko kitu. Ir yra toksai geras posakis, jis labai dažnai skamba fix it in post, arba fix it in pre-production, arba don't fix it, susitaikyk, nes klipų kūrimas, kad ir bet kurioje kūryba yra nesibaigiantis procesas, kur visą laiką darysi daug klaidų. Šitam klausime labai svarbus toks elementas. Jauti mane supažindino su Jaručiu, kai darėm Grįšiu. Jarutį aš pažįstu labai seniai ir Jarutis tada sako, man reikia dar irgi klipo. Ir tada mes padarėm Jaručiui. Ir tada, kai buvo mamos įteikimai kažkada, kai Nevykėlė tik popino, Jauti supažindino mane su Nevykėlė ir Nevykėlė pati parašė man ir sako, padarom klipą. Tai taip gimė Aerobikos klipas. Ir, žodžiu, tada Jaručiai visą tiradą klipo gimė. Ir persilaužimo čia jokio nereikia, nes tai yra žmonės, kur vis pirma, tu jau turi kažkokį ryšį su jais, o visų antra, tu tikės po to sukurti tą ryšį ateityje. Ir, pavyzdžiui, mažai žinomas faktas, kad mes visi ėjom švęsti Aerobikos klipo releazą į tą patį bowlingą, kuriame filmavom. Tai su Ugne ir su visais. Tai šiaip man visai sekasi. Aš neturiu jokių force majeure beveik savo filmavimuose, apart to, kai miršta generatorius. Tai mes filmavom, yra tokia gaila nematytas klipas labai daug ko, bet yra grupė Veir. Ir mes filmavom tą klipą tokiam trailerių parkelyje. Ir mums mirė generatorių žiemą. Ir kai mirė generatorių žiemą, aktoriams pasidaro labai šalta. Ir kai aktoriams pasidaro labai šalta, o tu jau filmuoji 10 ar 11 valandą iš eilės, nėra labai tiesiog malonu. Ir tada jau tiesiog šildai striukės ant savo kūną, meti savo striukę, nusirengi kitam žmogui ir kažkaip sukės iš situacijos. Bet ne, man iš tikrųjų visai sekėsi, aš neturėjau tokių didelių problemų, kur ten sudužo objektyvas ar kažkas tokio. Tai, thank God. Dar galvoju apie tos iššūkius biškelių. Nu ne. Mane žavi, kad nuo kūrybos kažkoks dalykas tampa plėtiniu. Ir tarkim, Benas, kai darė Pažadų klipą, jis turėjo labai aiškią viziją, su ko jis nori tai daryti ir ką jis nori padaryti. Ir tada labai įspūdinga yra stebėti, kaip procesai vyksta už tavo rato ribų, negu kai tu įprastai darai. Ir galiausiai atitinkamai ir skiriasi ištekliai, kurie yra skiriami gamybai.
Tai Above Groundas yra labai kietas bičas, tikrai nuoširdžiai jo stilius ir estetika yra sunkiai pamėgdžiami, mano manimu. Ir faktas, kad pavyzdžiui jisai pasikvietė į pažadų klipą Nojų Drąsutį ir jis yra nuostabus operatorius. Ir aš asmeniškai kaip operatorius mokausi iš to. Tačiau kaip muzikantas ar grupės dalyvis aš galiu prisidėti prie komandinio to pojūčio švęsti tą kūrybą kartu, nes tai yra daroma mums visgi, atsiremiant į dainą, kurią mes padarėm. Labai mėgau 30 Seconds to Mars, Jaredą Leto, bet tada sužinau, kad jis kultistas ir žiauriai sucks. Tipo. Ir tipo, all in all, įkvėpimas yra labai specifinė, plona ir keista riba, kur aš nenoriu apibrėžti visos savo asmenybės palei vieną kažkokį specifinį dalyką, o aš noriu tiesiog tam momentui, kai man reikia kažko, pasižiūrėti ir pasimėgdžioti arba įsikvėpti ir tada judėti toliau. Nes turėti fainą yra savo įkvepiančių asmenų ir kažkokių žmogeliukų, bet tipo, yra toks posakis, niekada nesusitik su savo herojais ir jo tenka po to realiai užaugti ir suprasti, kad tie žmonės galbūt buvo biški ne dėl to jie tau patiko, žinai, kai tiesiog atsiranda smegenyse daugiau dalykų. Tai never meet your heroes, kids. Ar pasaulio kūrėjų? Šiaip mane blemba visai įkvėpė mano draugas Šukovskis. Nes jisai, kad ir kaip jisai irgi tipo patenka į žabangas mėgdžiojimo, bet jisai bent jau drįsta pabandyti padaryti kažką kitokio, nei yra nusistovėjęs standartas. Tai todėl toks gaunasi, kad tu net irgi pats ne visai iki galo žinai, kas gausis ir mėgdžiodamas sukuri kažką vis tiek truputėlį naujo ir savaip interpretuotų. Ypatingai akli kūryba tame pasižymė ir visi klipai su šūkė daryti ir aklais yra labai kažkokie kitokie man. Aš noriu nufilmuoti filmą kažkada, bet tam, kad tai padaryti, man reikia nuspręsti šią akimirką 24 metų gegužę, reikia nuspręsti, ar aš noriu stoti į muzikos ir teatro akademiją ir studijuoti, tačiau šią akimirką aš esu neapsisprendęs. Ir aš norėčiau nufilmuoti filmą ir tuo pačiu aš norėčiau nufilmuoti galbūt kokiai nors pasauliniai žvaigždei muzikinį klipą ir jau sveiksta galva nuo šitų minčių, nes dar yra tiek daug ką reikia nuveikti ir atrodo aš tai darau jau visai nemažai laiko, tačiau atrodo visą laiką kiekvieną dieną, kad pradedu nuo pradžių. Tai svajoju kukliai. Ačiū labai. Krasnūchos rajone, būtent kuriame mes dabar esam, lankiau darželį ir esu pabėgęs pro tvorą, pralindęs po tvorą. Ir aš pabėgu dėl to, kad vaikštant, aš pabėgu dėl to, kad žaidimo aikštelė mūsų išvedusi auklėtoja baigėsi arbatinukė arbata šalta. Ir aš žinau, kad baba yra namie, tai aš pabėgu iš darželio į rajoną ir nuėjau namo tam, kad atsigerti ir mane nubaudė po to visam laikui. Likusiam laikui. Tiesiog mane baba parvedė ir mane nubaudė. Bet smagu buvo pabėgti po skylę. Šitam rajone būdavo kompeškė. Ir man ta kompeškė, kas nežino, tai yra kompiuterinė, kur galima buvo už 2 litus valandą žaisti online, Lineage, CS16, Akimbo ir Katino Leopoldo vasarnamį ir ką tik nori. Ir aš realiai gavau dovanų nuo tėvelių, va čia kažkada buvo pigiau grybo parduotuvė va šitam pastatų rajone ir čia buvo kompeškė, kurią man išnuomavo tėveliai ir mes 8, man rodo, žaidėm CS16 ir SF. Man kažkaip viskas tiesiog gavosi, kad čia visas rajone viskas nutiko šitam, su riedlentam. Taip gavo. Gerai, riedlentė. Mane Saulius Baradinskas išmokė nuvažiuoti nuo Mega Rampos Pašilaičius. Tiesiog, random fact. Su skeitu, jo. Dabar kur buvo Kaune Žalgirio arenai. Nes Kalnų parkas tai buvo gyvenimo halaitas, ten viskas aišku, bet kas vyko Žalgirio arenai, tai man labai smagiai per pirmas 3 dainas nutiko žiūri daug techninių kliūčių, kurias tikriausiai galbūt ir pastebėjo kai kurie žmonės, bet tuo pačiu metu aš tiek streso nesu turėjęs labai senai. Tai aš paprasčiausiai pašokęs per vitrinos dropą nusileidau ir matau, kaip iš mano gitaros iškrenta baterija, dėl kurios dingsta garsas mano gitarai.
Ir aš tada turiu bėgti pas technikus, sakyti, kad man iškrito baterija iš gitaros. Primenu, kad iš gitaros iškrenta baterija, kas yra šiaip jau gan keista. Ir man su lipneške, grojant kažkaip ten viskas sprendžiant, grojant man jį stato bateriją, priklijuoja lipnę juostą bosinę gitarą ir aš turiu toliau eit grot. Tai čia toksai vienas paprastesnis. Bet šiaip apart to labai mažai kažkokių intensyvių momentų nutinka, kurie būtų keliantis grėsmę tau kažkaip. Aš nežinau, man kažkaip, jeigu kažkas nutiko, tai man turi būti visą laiką kažkas pavojingo. Žinai, bet šį kartą ne, koncertų metu pavojingi dalykai nelabai vyksta. Nors, ne. Paskutinis, priminsiu, galbūt čia labiau seniem fanams. Koncų metu, čia ne su manim susiję, bet su Benu. Benas nušoko nuo vasaros terasos atitvaro. Ir buvo fainas stebėti. Per tą patį koncertą buvo labai fainas stage diving po to žmonės, nes jau tiesiog žinojo, kad galima stage diving. Tai vat.